Sveiki. Ką aš ir vėl ant to pačio ežero didelio, kaip ir praeitą kartą, kad pradėjau filmavimą. Tik šį kartą apsistosiu ne prie ežero, bet mano tikslas yra šitie kalniukai. Turėčiau pradėti lipti čia, po to per šitą. Toliau ten, kur balta matosi, taškiukas ten yra praplikinta. Tenai apsižiūrėsiu vietą ir greičiausiai apsistosiu pačioj viršūnį tenai. Tad žiūrėkit, kaip man seksis. Beje, šiandien, tiksliau šiąnakt praneša nemažai sniego. Jau dabar pradeda snyguriuoti. Tad reikės kažką tai susigalvoti pastogiai, nes neturiu nei tento, nieko pasiėmęs. Nu, pončio turiu dėl supiktų, bet nemanau, kad aš panaudosiu. Yra sakančių, kad jei pilna žievė nenuskuti su peiliu ir pasiėmi tik tai kažkur pusę, tai nieko nepakenkia žieviai. Bet žiūrėkit, čia buvo irgi, kaip matot, iki pusės tik tai nuimta grubiai su peiliu. Ir rezultatę turim sudžiūvusią. Tad geriausiai stenkitės imti arba nuo mirusių, arba tik tai tiek, kiek lupasi su ranka. Nenaudoti peilį ant gyvo medžio. Nes, čia dabar daugiau nėra. Bet kiek aš čia vaikštau, ypač prie ežerų, kur yra stovyklavietės, tai labai dažnas atvejis. Priėjau tiltuką. Tad einam pasižiūrėti, kaip atrodo mūsų vandenėlis. Tai gražiai. Čia va tas didysis ežeras, kuriuo atėjau. O į kitą pusę čia upelis nuteka į tą mažesnį ežerą, kur praeitą kartą buvau. Ką dabar liko lipti viršų. Dar pakol kas yra išvaikščiota, bet manau, to jau turėtų baigtis kelias vaikščiotas, nes čia bus eita tik tai iki hitų, o man reikės į tą pusę. Kaip ir minėjau, tiltuką tik praėjau. Čia dar takas eina. Jis nueina link hitų, o man reikia šičia. Ir kaip matot, bus reikalingi sniego batai. Ką tada dedu sniego batus ir pradedam tikrai žygį. Šiol buvo tik tai, kaip sakant, pasivaikščiojimas. Nusukau biškį nuo kelio, nes norėjau jums parodyti, kokį nuostabaus grožį vasarnamis turi norvegai. Čia va, kur apsistoja. Šitas labai man patinka šitas, ne pirmą kartą atėjęs čia apsistoti. Čia malkinė gal kažkokia. Sniego matot kiek. Geras metras. Ten toliau tai. O čia vaizdas šitą įtekėjimą ežerą, kur iš apačios filmavo, aš buvau prieš, o ten toj vietoj praeitą kartą. Ir tiesiai vaizdelis visą ežerą. Ja. Biškis susivėlęs, tai vat
Tokioj vietoj turėti vasarnamį visai nieko, sakyčiau. Dar vieni seni ragai. Gražiai atrodo. Kiškio apgriaužta šakelė. Biškio sniego išlenda. Jie apkramsnojo. Iš to džiaugsmo netgi pakakojo. Tolyn nuvarė kažkur tenai. Čia nemažai šiaip jų pėdsakų. Prieš tai jau buvo dar briedžių senų pėdsakų. Na va, išdygo mano kalnas. Bet per čia tai niekaip neįlipsi. Todėl reikia įda į tą pusę. Turėtų būti nužulniau. Kelias nežymėtas, tai kur randi praeit praeglės, ten ir eini. Ir dar plius į kalną, tai smagiai, smagiai. Nes į šitą kalno viršūnę nėra norvegų žymėto kelio ir nėra, aišku, padaryto to kelio. Na, bet taip įdomiau, aš manau. Šiaip nėra toli, jeigu taip tiesiai einant, bet aš turiu eiti vieną pusę, po to sukti kitą pusę, nes labai stati yra viršūnė. Jau pavargau. Na, bet dar šviesos yra pakol kas, tai galima žingsniuoti. Priejau biškį statesnį kalną, kurį čia be ledo kirtiklio aš tikrai neįveiksiu. Ir dar su kuprinė. O čia po to, kur užslipau įstakiais, taigi irgi žemyn. Bet turiu va, lyg ir čia tokį šiokį tokį taką. O tiksliau yra jį galima eiti. Tai bandysiu pralysti. Visur kuprinė kliūna. Didelė kuprinė, taip lengva pro tokius kuprinės brautis. Jo. Čia bus įdomi ir nereiks kažkaip suktis dar atgal, kad praeičiau. Nes čia staigiai žemėja. Čia yra kalnas. Čia šlaitas darosi. Net neįsivaizduoju, čia aš nepraeisiu. Čia ežeras po biškį atsiveria. Ai. Net nežinau. Arba reiks čia ieškoti kažkur tai užlipimo. Arba reiks vėl leisti žemyn ir eit tolyn dar. Surasti užlipimą. Jo, čia aš papuoliau. Užlipau, dabar reikės į kamerą pasimti. Oi. Kaip galit matyti, sniego biškį yra. Nu, bet kameros nepaliksi, nieks neatneš. Ką, lipti atgal? Nu, išlendu iš miškelio. Spėjau, kad tenai turėtum tas viršūnės jau kažkiek matytis. Ir kaip matot, aišku, protingi žmonės per kitą pusę ateidinėja ant šitą kalną. Ne taip kaip
kai kurie. Tai, na, bet vis buvo įdomiau negu kad eiti išmintų taku. Taigi, lipu dabar į viršų ir pažiūrėsim, kaip atsivers vaizdas. Na va, pasiekiau viršūnę, kiek sprant 570 metrų kažkur tai virš jūros lygio. O čia vaizdelis. Tas didelis baltas plėmas yra tas didysis ežeras, kuriuo atėjau. Ten toliau matos tas baltas lops ant kalno, tenai yra kitas maršrutas, kuriuo esu prieš naujus įėjęs irgi filmavęs. Ir toliau ten dar ežeriukai matosi balti. O mano tas mažas ežeriuk čia nesimato, čia turėtų būti. Bet kas dar įdomu, negalvojau, kad matysis ir kitas tenai ežeras, ten baltuoja, kurį gali matyti tenai nuo kalno. Tai čia pakankamai neblogai taip. Reiks vasarą užsukti. O čia tai grožis. Čia labai gražiai kalnai atrodo. Tikrai tiek, kad čia nepasiliksiu, nes čia vėjas traukia labai stipriai. Dabar dar nežinau, bandysiu gal dar į priekį paeiti, pasižiūrėti, kad kažkiek būtų galima ir vaizdo matyti ir būtų miškiukas užuovėje nuo vėjo. Tai biškiai atsipučiu ir ieškom tada nakvyniai vietos. Paėjau apie kilometrą į šoną dar nuo aukščiausios vietos. Čia nieko nesužemėjo, bet čia nėra vaikščiota žmonių ir nėra takų. Tai apsistoti bus pats tas. Plius iš anos pusės yra vėjas iš tos pusės. Tai čia, kaip matot, miškas užstos pilnai. O vaizdas naktį bus tikrai neblogas. Ir tikrai turėtų būti nešalta, nes vėjas neužpūs. Tai kainu dabar įsikūrinėti. Pasistatyti kažkokią tai pastogę, nes žada sniegą. Ir užsikurti laužą. Čia yra vadinamoji usnėja. Turi gydomųjų savybių, kaip antibakterinių, ir ją išdžiovinus labai gerai užsidega. Taigi šiandien panaudosim uždegti laužui, manau. Kaip galit matyti, nauja šiupelė. Sana, kur kepiau, tas visas aliuminis labai suminkštėjo iš tikrųjų, biškį kietesnį ledo gabalą nori kirsti ir lankstasi. Tai iš tikrųjų nepasiteisina. Jeigu būtų metalas, aš manau būtų pats tas, o buvo aliuminis, todėl teko pakeisti šiupelę. Su šitą jau nekepsiu. Žiūrėsim, kaip šitą laikys. Atrodo visai nieko. Buvo išpardavimas, tai kodėl nepasiemus. Taigi dabar čia bandysiu šičia pasidaryti lovą, po to čia persimesiu pagalį ir pasidarysiu šiokį tokį stogelį, nes turėtų naktį pradėti snigti nemažai. Čia atrodo nėra daug sniego, tai reikės tik greičiausiai prasilyginti ir viską, taip nebūtų nuožulnu.
Jo. Nelabai daug sniego čia. Dabar gal atrodo ir purus sniegas, bet kai prasilygini, sutripi, kokios geros valandykės jisai sukietėja ir yra pakankamai tvirtas. Ką, apsidėjau kažkiek tai sniegu. Dabar jeigu snigs, tai tikrai jau neįsnigs į vidų. Anas pusės galiu parodyti. Oi, čia pilnai vietos. Tad nei vėjas, nei sniegas į vidų jau neįeis. Žievę su kerpėm nuėjom, nes jos šlapios ir sunkiai įsidega. Pirma turi išdžiūti. Manau, užteks smulkių. Ką bandysim dabar eiti kurt laužą. Čia dar prispraigi. Sniego negerai. Sušlaps. Nenorės degti jau dabar.
Nežinau, ar išdžiuvo. Biškai lyg tai drėgmė jaučiasi. Nu, bet pabandysim įdegti. Ne. Šlapias. Taigi šitas neveiks. Tai ką darysi? Neišdžiuvo, tai neišdžiuvo. Reikės tada biškiuką fetvodo pasigrandyti. Manau, turėtų užtekti fetvodo užkūrimui. Trumpas pagaliukas biškiuką. Čia pats turiu susipakavęs kavą tirpę su pieno milteliais ir cukrum pagal savo skonį, nes 3 viename aš nerandu, kuri man patiktų. Taip pat susikomplektavau. Atsigeriu kavos ir eisiu virti sriubos. Bet kažko įdomiai vienas batas sušlapo. Šiaip normaliai šitie neperšlampa taip lengvai. Gal sniego prikrito į vidų, nežinau. Reiks grįžus impregnuoti iš naujo. Ir kol sriuba virs, šiandien turėsiu užsiėmimą. Čia iš užpraeito video, kur nusipjau beržo gumbą. Tai va,
Šiokią tokią formą jau namuose aš pasidariau. Pasižaidžiau. Dabar bandysiu išimti vidų ir po to dar apdailinti išorę. Tai vakaras nenueis veltui. Iš paskutinio Tomo apsilankimo dar likos ribos jo paliktos. Bus proga išnaudoti. Atsiai 2 porcijas žiūrėsim. To pačiu, kad biški būtų sočiau, mėsytės džiovintos. Kaip visada dūmai. Kur be atsisėsis laik dūmai į mane. Ką pradėsim ruošti. Turiu vieną peilį išoriai. Ir viduj yra specialus lenktas. Šiaip iš tikrųjų reikėtų biški su didesniu lenkimu. Bet užteks ir šito. Jo, dabar tik tai čia bus labai kietas tai. Nes beržo gumbas tai labai kietas medis iš tikrųjų. Bandžiau iš beržo medienos šaukštą prieš tai. Tai daug lengviau jie viską daryti. Sriuba išvirė. Dabar ragaukim tada. Nematysiu aš. Ką aš tada? Visai neblogai. Dar biškį prieskonių dasidėjau. Jo, visai neblogas sriubytė. Tik tiek, kad reikia apie 15-20 minučių virti. Bet kai neskubi. Tik mano šaukštas nelabai pritaikęs sriubai. Na va, lovą jau pasirašiau. Miegmaišį vilkau į beibegą, nes matau, kad bus sniego ant viršaus, kad nesušlaptų taip smarkiai. Biškį yra vėjas pasikeitęs. Žiūrėsiu, jeigu labai jau pustys į vidų, tada gal čia lapinsiauste, toj vietoj uždengsiu. Bet kol kas, manau, nereikia dar. Pradeda visai smagiai snigti, žiūriu. Na ką, vis tiek einu jau miegoti. Batus įsidėjau neperšlapamą maišą. Ir miegmaišį įmovau irgi į byvį neperšlampamą. Tad neturėtų būti problemų, kad ir biškį sniego gausiu. Ką tada sakau, labanakt ir susitiksim ryte greičiausiai. Jeigu nereiks naktį konstrukcijos perdarinėti. Bet nemanau. Neturėtų tai baisiai būti. Labą rytą. Kaip galit matyti, netiek daug tas sniego. Kaip mato, tikrai laužas matyti biškį degė. Nėra daug sniegė. Tik
viena problemėlė. Kaip matot, pripučiamas čiužinys tuščias. Ja, jį neaišku, ar pradūriau, ar tiesiog atsikliavo kažkur tai kampukas. Nes yra man jau taip su juo buvę, tai siunčiau į garantinį. Grįžus reikės patikrinti. Bet vat, dėl to aš ir pasiemu tą fominį čiužinuką. Ir sėdėti galima prie laužo. Ir jeigu va toks atvejis su pripučiamu čiužiniu. Tik tai vienas didelis minusas yra tų neperšlampamų užvalkalų, kad neleidžia taip lengvai drėgmę pasišalinti. Kai nuo kūno, kur išeina. Tai va, kaip matot, čia yra sausa. O čia paviršius yra drėgnas, nes ta drėgmė, kuri turėjo išeiti lauk ir išsivedinti, liko ant miegmaišio. Bet kaip vienai nakčiai, tai čia maža bėda. Bet jeigu ilgai kelioniai, tai nelabai patartina.
Vakar vidų išsiskoptavau. Manau, vidų jau pilnai užtenka. Bet jau šiandien išorės nepradėsiu. Greičiausiai namuose pabaigsiu. Nes ir čia dar reikia susiaurinti. Ir skylutę pasidaryti. Čia dar apačią biškį nusiimti. Aišku, vaizdas neįspūdingas, bet dar biškį apsilygins. Bet kaip pirmam padukui savo, tikrai neblogas. Aišku, daug sunkesnis negu šitas, nes čia yra, šitas yra iš spausto bambuko, tai jisai labai lengvas. Nu, aišku, dydis skiriasi biškiuką. Tai tas bus kitam kartui. Dabar valgyti, tingiu kažką tai gamintis. Misterio Beno ryžiukų. Greitai pasišildysiu, užkasiu. Ir bus galima po biškį judėti jau namo. Karšta. Taip. Tirpsta, į pliusą pereina. Sniegas virš galvos tirpsta. Aišku, dar ir laužas daro savo. Nu ką. Ragausim. Biškį apsilydę nuo ugnies. Trūksta kečupo. Bet šiaip normaliai. Ką, stovyklavietę aptvarkiau, kiek buvo įmanoma. Laužas užgesintas, laikas judėti namo.
Žiūrėsim, kaip čia dabar seksis per tą šlapę sniegą eiti. Žiūrėsim, ant tų sniegbačių ar lips ar ne. Anie sniegbačiai buvo iš tikrųjų biški geresni, jeigu yra ledas. Šitie nori slidinėčių čia. Per sniegą šitie yra patogiau gal netgi negu anie, nes yra lengvesni. Bet žiūrėsim dabar kaip ar šlapė sniego. Nes ant anų apačios norėdavo lipti šlapė sniegas. Čia biški kitokia konstrukcija, tai žiūrėsim kaip šitie bus. Manau, šitoj gražiai vietoj ir atsisveikinsim. Dėkui, kad žiūrėjot. Jam patiko, paspauskit like, subscribe ir iki kitų pasimatymų. Viso.